Sveikos moteris, mamos, noriu tęsti savo istoriją ir pasidalinti, nuo ko aš pradėjau savo pokyčius. Tai bus tik 3 dalykai. Tad jeigu tu viduje jauti nepasitenkinimą savimi, jeigu pavargai nuo įprasto gyvenimo, jauti, kad kažko tau trūksta ir nesi laiminga, atkreipk į tai dėmesį. Taip tavo vidus prašo pagalbos. Mano siela nuolatos man siuntė signalus, bet aš tik po 5 metų tai supratau. Kai tai suvokiau, nebuvo kito varianto, kaip tik pasirūpinti savimi. Taip ir atėjo pokyčiai į mano gyvenimą. Pirmas dalykas, nuo ko aš pradėjau savo pokyčius, buvo pokyčių sąrašas. Aš tiesiog pasiėmiau popieriaus lapą ir pradėjau kurti. Ėjau per pagrindinės gyvenimo sritis, kaip savirealizacija, mityba, santykiai, pomėgiai, miegas ir rašiau, kaip yra dabar ir kas man tinka, o ką norėčiau keisti. Čia ta vieta, kur gali išsklaidyti tą nepasitenkinimą savimi, kai kažko nedarai, ko nori. Arba įtraukti tai, ko trūksta tavo gyvenime. Tik būk nuoširdi ir atvira prieš save, ne kartą perklausk, ar tikrai to noriu aš, ar tikrai tai atneš man džiaugsmą. Kad tai eilinį kartą nebūtų socialiniai ar mūsų aplinkos primesti įsitikinimai. Kažką darau, nes taip visi daro, nes taip įprasta, nes taip kažkas pasakė ir taip elgtis yra normalu. Kai jau žinai, ką nori keisti, reikia naujo suvokimo, naujo požiūrio ir naujos informacijos tavo protui, kad jis negrįžtų prie senų automatinių sprendimų. Kaip Einšteinas sakė, sukūrė problemą su senu protu, su to pačiu protu mes jos neišspręsime. Kad susikurčiau tą naują protą, su naujų požiūrių, aš labai daug domėjausi smegenų veiklos, sąmoningumo, pokyčių bei saviugdos temomis. Pradėjau nuo 2 knygų, kurias ir noriu tau rekomenduoti. Joe Dispenzos Atsikratykite įpročio būti savimi ir Eckhart Tolles Šios akimirkos jėga. Tai būtų antras dalykas, nuo ko rekomenduoju tau pradėti bent 15 minučių skaitymo ar domėjimosi kasdien. Jeigu tu jauti, kad tai knygos ne tau, nėra jos dabar aktualios, neįdomios, pasinaudok ChatGPT pagalba ir paprašyk, kad rekomenduotų knygą atitinkančią tavo poreikius. Kai pajausi, kad informacija kartojasi ar jau nebepatenkini naujų žinių to poreikio, tai bus ženklas, kad atėjo laikas viską pritaikyti praktiškai. Nes kol dedi tą informaciją į save, siela auga, mes vis daugiau visko sužinom ir suprantam, bet tik nustoji tai daryti ir grįžti senas vėžes į tą seną gyvenimą. Kad taip nenutiktų, trečias dalykas pokyčių kelionėje būtų pritaikyti tas žinias ir praktinius įrankius kasdienybėje. Man labiausiai padėjo dėmesingumo praktika, kvėpavimo pratimai ir meditacija. Šiais įrankiais pasidalinsiu atskiruose vaizdo įrašuose, kad galėtum užeiti, pažiūrėti ir išbandyti pati. Visa tai pagal mane yra pagrindų pagrindas, kuomet suerzinus vaikams ar susipykus su vyru, ar tiesiog esant irzliai, pavargusiai po sunkios dienos, atsitapatinti nuo to, nusiraminti, nukreipti savo dėmesį kitur ir grįžti į situaciją jūsų naujų požiūrių ir pasielgti kitaip, nei buvai pratusi. Aš tikrai žinau, kaip sunku tai padaryti vien iš savo vidinių pastangų, nes mūsų atsakas į visą tai tiesiog automatiškas. Bet tai yra įmanoma, aš esu to pavyzdys, buvau moteris, kuri nemokėjo būti čia ir dabar, tiesiog ramiai mėgautis akimirką. Mano mintis pastoviai kažkur klaidžiodavo. Galvodavau, ką aš veiksiu rytoj, ką gaminsiu, kur reikės nuvažiuoti, ką paimti, ką nupirkti ir ar aš nieko nepamiršau. Arba žiūrėk, mano mintis jau kuria vidinį konfliktą.
kaip aš kažką pasakiau anksčiau ar kaip aš netinkamai pasielgiau. Permąstydavau 100 kartų. Ir taip dažnai susierzindavau, kai negalėdavau priimti, kai kažkas vykdavo ne taip, kaip tikėjausi, tas lūkesčių netekimas. Aš taip pykdavau, tiesiog nemokėdavau valdyti savo emocijų. Bet dabar jau viskas kitaip. Praktikos, kurias taikau, mane keičia. Dėl to galiu pasakyti, kad visa tai tikrai veikia, tiesiog reikia laiko. Laiko, kad visa tai taptų įprasta, taptų tavo kasdienybė ir susikurtų nauja programa. Tai tokia buvo mano pradžia. Ačiū, kad žiūrėjai ir iki.